kontrolės komiteto pretendentą į kontrolės komiteto pirmininkus į tribūną. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami svečiai, gerbiami kolegas. Norėjau čia padėkoti opozicijai už išreikštą pasitikėjimą. Taip pat apie savo veiklos ir kaip komiteto pirmininko jau esu pristatęs praeitame tarybos posėdėje. Klausimų neiškyla, tad dabar galbūt atsiras kokių klausimų, ko norėtumėt paklausti ir ką galėčiau pasistengti atsakyti. Tarybos narys Juozas Armanavičius. Aš norėjau paklausti, nes čia daug šnekama, daug diskutuojama, kiek praeitoj kadencijoje man teko ir pačiam domėtis, ir sakykime, ir mano asmenybę lietė, ir įmonę mano lietė, tai, sakykime, viešieji pirkimai. Paskui buvo, sakykime, informacija tokia, kad pagrindiniai skundai plaukė iš jūsų asmenybės ant viešųjų visų pirkimų. Ir chronologija sakė, kad viešieji pirkimai, kada padarė patikrinimus, čia rado begalės klaidų viešųjų pirkimų tarnybos pažeidimų, iš kurių paskui buvo didelis oras, tik išleistas, buvo ir išrašyta baudos administracijos direktorių, dar kažkam, sakykime, kurias paskui teismas anuliavo. Tai reiškia, kad visas tas darbas buvo ridenimas į kalną oro burbulo, kad galima buvo nuėjus į viešųjų pirkimų tarnybą, išsiaiškyti pačiam, galbūt asmeniškai, koks tikslas to rašymo. Ar dėl to, kad jumi tikrai atrodo, kad ten yra viskas pažeista, ar dėl to, kad neturit ką veikti, ar dėl to, kad manot, kad savivaldybės administracija neturi ką veikti ir turi tasytis po teismus ir dar kažko nagrinėdama visus jūsų, sakykime, iškeltus problemas, kurios paskui pasirodo ne tokios ir didelės problemos. Dėkui už klausimą, geras klausimas. Norėčiau pasakyti, kad praeitoje kadencijoje dirbau žmonėms ir šioje kadencijoje dirbsiu žmonėms, o ne kažkokiems privatiems UAB-ams ar panašiai. Aš esu... Ką tik galėjo pamatyti, ką tarybos nariai už atklausę gali veikti per tarybos posėdžius. Aš norėčiau, nenoriu kvestionuoti tai, kas buvo, aš manau, kad elgiausi teisingai ir elgsiuosi teisingai žmonių atžvilgiu. Jeigu administracija, matysiu, kad administracijos veikloje yra trūkumų, padarysiu viską, kad jų sumažėtų, padarysiu viską, kad jų neliktų. Tarybos narys Regimantas Baravykas. Praeitame tarybos posėdėje, kai jūsų paklausė, kaip jūs įsivaizduojate darbo pradžią, vienu iš pirmųjų punktų jūs pareiškėte, kad ketinate šauktis nepriklausomo audito pagalbos savivaldybės lėšų panaudojimo teisingumui nustatyti. Tai jūs manote, kad kontrolės komitetas nepajėgus tai įsiaiškinti? Tuo labiau, kai už nepriklausomą auditą reikėtų mokėti pinigus ir netokius mažus tuos pinigus, irgi iš kokių lėšų tai būtų daroma. Ir trečias darbas, ar jūs nepasitikite tokią instituciją kaip valstybės kontrolė, kuri sistemingai ir išsamei tikrina tiek savivaldybės, tiek vyriausybės, tiek ES panaudojamų lėšų teisingumą ir tikslingumą? Prašau atsakyti. Dėkui, gerbiamas merė, už klausimą. Deja, manęs nebuvo paklausta, aš tik pats pristačiau savo veiklos programą, tad prašom nemaišyti istorijas. Taip pat norėčiau akcentuoti tą dalyką, kad opozicinių frakcijų programoje yra numatyta, kad būtų atliktas veiklos bei finansinis auditas Ukmergės rajono savivaldybėje. Manome vis dėlto ir aš pats manau, kad tai yra tikslinga ir būtina išsiaiškinti tai, kas buvo padaryta ankstesnėse kadencijose, išsiaiškinti, kur ir kaip buvo panaudoti visi pinigai, nes akivaizdu, kad
netikslumų, neiškumų yra ir tai, kaip ir gerbiamas Armanavičius pasakė, viešų pirkimų tarnyba yra pasakęs nesykį. Tarybos narė Elena Mirinavičienė. Ačiū. Na, aš kaip kolegai. Jūs turbūt visi žinote, kad aš labai ilgą laiką, apie 20 metų dirbau kontrolės srityje. Ir tikrai darbas pakankamai sunkus ir dėl to gal ir netiek daug balsų per rinkimus surenku, bet tai yra mano sąžinės reikalas ir tikrai stengiausi dirbti tvarkingai, konstruktyviai ir tam, kad tai būtų nauda iš kontrolės. Tavo, Andriau, kontrolės būdai, metodai į konstruktyvumą neveda. Kontrolė yra ne tam, kad iškapstyti kažką kaip višta iš tam tikros vietos. O kontrolė yra tam, kad pamačius, kad kažkas negerai, aiškintis vietoje, spręsti vietoje ir taisyti vietoje. Tam, kad būtų pasikeitimai teigiami ir kad tam nebūtų gaištama daug laiko, nebūtų trukdomos kitos institucijos. Ir jeigu tie pažeidimai nėra tokie svarbus, tai tikrai tam nereikės kreiptis į Seimą, vyriausybę, viešųjų pirkimų tarnybą ir kontrolierių ir kur tik nori. Tai mano nuomonė, tikrai tavo darbo metodai šie, kuriuos tu demonstravai praeitą kadenciją ir šitos kadencijos pradžioje, yra tikrai ne tie, kuriais turėtų vadovautis dirbantis kontrolės komitetas. Kitas dalykas, aš tavęs norėčiau paklausti. Sako, priešą reikia pažinti arčiau negu draugą. Tai pasakyk, ar tavo tai yra idėjos, ar tu turi kitą žmogų, kuris tave inspiruoja šitiems visiems skundų rašymams. Kad žinotume, ar tai tikrai tavo darbas, ar yra tai komandinis darbas galbūt. Jeigu galima, gerbiamas merė, šiaip siūlyčiau tokių dalykų netoleruoti Ukmergės rajono savivaldybės taryboje, nes tai yra kvestionuojama mano asmeniu. Šiandien aš esu prieš jūs kaip kandidatas į kontrolės komitetą, pirmininko postą. Kontrolės komitetas spręs, ką veiks visa kontrolė, kaip bus kontroliuojama. Tai yra ne mano asmuo, spręs kažkas. Aš kaip Andrius Kolesnikas, Ukmergės rajono tarybos rinktas žmonių, Ukmergės rajono gyventojų, dirbsiu jiems, kaip asmuo, ačiū. O kaip kontrolės komitetas dirbs atskirai. Gerai, tarybos narys Grigorijus Malčianovas. Noriu jūsų paklausti, galbūt irgi sakysit, kad čia galbūt ne į temą, bet vis dėlto, kadangi jūs gana prieštaringas žmogus ir sukėlėte daug triukšmo ir jie buvo nepagristi, tai vieną vis dėlto noriu paklausti visai neseną įvykį, tai būtent paminkliniai akmenys. Sakykit, ar jūs atsisakot tos idėjos, kuris sukėlė triukšmą, ar tas vėl nepagristai sukeltas triukšmas buvo eilinis įvykis? Manau, kad triukšmas davė rezultatų ir kai su gerbiamu direktoriumi susitarėm, artimiausiu metu mes tikrai atostogas yra toks metas, kai negalėjom visų asmenų surinkti, tai pateiksim kandidatus ir sudarysim darbo grupę. Direktorius ar mero potvarkiu bus ir išspręs tam tikrus klausimus. Tai nemanau, kad kažkas tai, ką aš veikiu, yra blogai. Galbūt aš padarau klaidų, bet aš nemanau, kad aš veikiu blogai, nes žmonės iš manimi pasitikė ir reiškia pasitikėjimą ir tai rodė praėję rinkimai. Dėkui. Tarybos narys Arūnas Dudėnas. Gerbiami tarybos nariai, aš dėl vedimo tvarkos ir klausinėjimo, tai iš tikrųjų siūlyčiau klausinėti tas, kas susiję būtent su kontrolės komitetu, o čia girdžiu visus pasisakymus, ten, sakykime, kas buvo ar panašiai. Jeigu yra kažkokie neaiškumai, kiekvienas tarybos narys ir panašiai, jisai turi teisę aiškintis. O dabar kvestionuoti, kas buvo, tai, na, iš tikrųjų, nežinau, ar tenais kompetitingai ir panašiai. Tai siūlyčiau kalbėti ir... Norėčiau aš jums atsakyti iš karto, kad be praeities mes nežinosim ateities. Labai teisingai, bet aš matau, kad jaunam žmogui yra draudžiama tiesiog pabandyti kažką tai ir yra kažkaip tai vengiama ar bijoma, kad vėl kažkas prasidės. Tiesiog jaunam žmogui nėra suteikiamas galimybės. Jisai neturėtų pareigų praeitoje kadencijoje tiesiog. Gerai, ačiū.
Tarybos narys Mindaugas Tamošiūnas, prašom. Norėčiau biškį repliką. Jaunam žmogui visada pirmoje eilėje reikia susitupėti. O dabar klausimas toks bus. Girdėjau praeitoj kadencijai būnančią irgi tokių dalykų, kad kaip tarybos narys rašė skundą, reiškia, ir į prezidentūrą, į vyriausybę, ir tarybos vardu. Ant firminio blanko, ar buvo gautas leidimas iš tarybos tuo metu, tuometinės tarybos, reiškia, tam skundui parašyti? Jeigu gerai prisiminate, dėkui už klausimą, jeigu gerai prisiminate tarybos visą veiklą, tai šioje tarybai buvo, gerai išskeltas dėl to dalyko, aš dėl to atsiprašiau ir tikrai tai buvo mano tiesiog techninė klaida ir aš daugiau tikrai to nepasitaikė ir jeigu gerai sekite rajono tarybos veiklą, tai grinai šioje salėje buvo tai išsiaiškinta ir daugiau nebepasikartojo. Tai buvo vienetinis atsitiktinumas, techninė klaida. Dėl ko aš atsiprašiau ir tai buvo mano klaida. Ačiū už atsakymą. Gerai, gerbiami tarybos nariai, ir aš norėčiau paklausti, nes vis tik tai ta veikla, kurią praeitą kadenciją užsiėmė gerbiamas tarybos narys Andrius Kalesnikas, jinai buvo žalinga rajonui. Iki šios dienos mes... Gerbiamas merė, šiaip tai už tokius žodžius prašau atsiprašyti arba pateikti konkrečius įrodymus, kitaip atveju aš kreipsiu... Gerai, leiskite man užduoti klausimą. Iki šios dienos nepradėtas Smetono dvaro rekonstrukcijos darbai. Prapuolė draugystės. Gerbiamas, mes ne prieš gerbiamą Kalesniką. Mes nesutinkame su tokiais jo darbo metodais. Tokie darbo metodai yra netinkami, netoleruotini. Skundų rašymas. Tai yra šlikščiausia, kas gali būti. Jeigu yra neaiškus klausimai, mes eikime. Tarybos narys, jam patikėti tie klausimai ir jis juos turi spręsti vietoje. Jeigu jie neišsprendžiami vietoje, jeigu tie klausimai nerandant vietoje sprendimų, taip, tada prašom skųsti, rašyti skundą. Bet mes pirmiausia visi tarybos nariai, mes turime spręsti čia. O tie dalykai, kurie mus pereitais metais lydėjo, jie atsiliepia net ir šituose metuose. Taip, kad mes ne prieš gerbiamą Andrių Kalesniką, bet prieš jo darbo metodus. Ir juos vis tiek reikia įvertinti. Tarybos narys Rolandas Senickas, prašom. Aš tai siūlyčiau gerbiamiems tarybos nariams tikrai labai ramiai visą tai pasižiūrėti. Darbo metodus apspręs visas kontrolės komitetas. Kontrolės komitete atstovauja 7 žmonės, reiškia visas frakcijas. Taip, kad manau, kad tikrai kontrolės komitetą, reiškia darbo metodai nepriklausys nuo vieno žmogaus tikrai. O kita vertus, tikrai manau, kad jauni energingi žmonės pastebi kartais tai, ko mes įpratę nepastebim ir galbūt tai būtų galimybė pataisyti tas klaidas, kurias mes darom kasdienybėje ir tikrai, kad savivaldybės darbas vyktų kuo efektyviau, kad mes savivaldybė siektume tikslų, kad mūsų gyventojams būtų nauda. Aš siūlyčiau palaikyti kandidatą. Gerai, ačiū. Siūlau. Jeigu galima, repliką. Prašau. Tai aš vis dėlto norėčiau sureaguoti tai, kas buvo iš mero žodžių pasakyta ir prašau pateikti konkrečius įrodymus dėl jūsų žodžių arba kitaip viešai atsiprašyti už kaltinimus. Taip pat aš kreipiuosi gerbiamą rajono tarybą. Nebijokit kontrolės. Jis nieko blogo nepadarys. A jeigu bijo, tai reiškia kažką blogo galbūt padarėt. Dėkui. Aš atsakyti galiu ir dabar. Smetonos dvaras iki šios dienos dar stovi. Tai jūsų darbo rezultatas. Gerai, mes šitą irgi padarysime. Pabandysime padaryti. Palmių auginimas. Prašau. Gerai, tada siūlau balsavimui. Kas už tai, kad Andrius Kalesnikas būtų išrinktas kontrolės komiteto pirmininku? Prašau? Paskirtas, atsiprašau. Paskirtas.
Paskiriamas. Reglamentas. Komiteto kontrolės pirmininkas ir pavaduotojas paskiriami paprastą tarybos narių balsų daugumą. 110 reglamento straipsnis. Paskiriami. Kas už tai, kad Andrių Kalesniką paskirti kontrolės komiteto pirmininku? Prašome balsuoti. Už 10, prieš 10 susilaikė 3.